Valdai, treneris kalba tik apie pergalę, žaidėjų nuotaikos tokios pačios. Jo, tai nebėra kur trauktis iš tikrųjų. Kiek ten tų šansų yra mums likę. Lokomotyvas pirmas žingsnis, kad dar pakovotumėm dėl tų likusių šansų. Tai vėlgi turime būti nusiteikę rimtai kovai, nes lengva tikrai ne. Kiek tai, kad vis tiek praktiškai paskutinis šansas užsikabinti gali palikti spaudimą žaidimą? Tai čia parodys kiekvieno mūsų charakterį, kiek esam tam pasiruošę ir kiek stipriai to norim. Vėlgi, sakau, Lokomotyvas tikrai per pirmąjį ratą parodė, kad yra aukščiausio lygio krepšinio komanda, žaidžia gerai ir išvyko ir namuose, taip kad vėlgi, pasikartosiu, bus tikrai sunki kova ir turėsim nuo pat pradžių parodyti, kad išėjome laimėti. Kuris žaidėjas Lokomotyvo labiausiai grėsmingas atrodo? Šiaip matot, turi daug krepšininkų, kurie gali sužaisti, nes vienas gerai sužaidžia, kitose kitas, bet yra daug amerikiečių ir tas pats Braunas ir Hendriksas ir lietuviai, Kalnietis prieš mus išvykoje, kai žaidėm, tikrai padarė didelį, kaip sakoma, mums didelį galvos skausmą. Taip, yra tų žaidėjų, kurių reikia saugotis. Kalnietį Lokomotyvę sunkiau ir lengviau stabdys negu Lietuvos rinktinė? Nelabai suprantu. Kalnietis Lokomotyvas, sakysim, žaidžia pavojingiau? Matot, čia yra visai kas kita. Rinktinė yra kiti uždaviniai komandoje, dar kiti, ta prasme, kaip pasakyti. Yra geras žaidėjas, Kalnietis ir tą jau įrodęs metai iš metų, kad reikia gerbti ir saugotis. Žiūrėsim, kaip čia bus. Lokomotyvą jau esate nugalėję, kad tai pasitikėjimo turbūt irgi prideda ir tam. Vėlgi, tai buvo visai kitokios varžybos, tai buvo VTB lygos varžybose, gal jų kitoks nusiteikimas buvo. Čia vėlgi sunku pasakyti, pralaimėjome Eurolygos kovą, apie tai negalvojame, kas ten laimėjom, nelaimėjom, žinom, kad mums reikia laimėti. Ir ketvirtadienio kova prieš mus Lokomotyvas, taip kad turime į nieką nežiūrėti, eiti ir kovoti. Liko 4 rungtynės, koks realiausias kelias praeiti per 16 per jas? Aš niekada nemėgau spėlioti ir dabar nesiimsiu to daryti. Tai bus taip, vėlgi žiūrime į tas varžybas, kurios dabar mūsų laukia ketvirtadienį ir kaip sakoma, žingsnis po žingsnio. O pačiam kelios dienos poilsio duoda? Labai naudingos, taip. Aš manau, kad tikrai labai naudingos ir psichologiškai, ir fiziškai. Ir labai tikiuosi, kad dar daugiau padės komandai. Gal dažniau treneriui reikėtų ne vieną kartą? Kaip sakot? Gal dažniau treneriui reikėtų tokius poilsio? Čia jau, kaip sakoma, matot, ne mes sprendžiam. Buvo toks sprendimas. Labai džiaugiamės, kad gavome tas kelias dienas poilsio, nes tikrai to reikėjo. Ačiū Jums.